Sveiki, Naudum LT skaitytojai. Šiandien noriu Jums parodyti štai tokį daiktą. Tai yra Audi 50 ir tai yra pirmasis Naudum LT projektinis automobilis. Projektinis, jeigu nežinote, reiškia, kad šis automobilis bus restauruojamas, modifikuojamas ir galiausiai dalyvaus įvairiuose kelionėse, renginiuose, kitose projektuose. Jeigu norite sekti šio automobilio prisikėlimo istoriją, tai kviečiu prenumeruoti Naudum LT YouTube kanalą, taip pat sekti Naudum LT Instagrame, Facebook'e, skaityti Naudum LT svetainę. Jeigu nežinote, kas yra Naudum LT, Naudum LT yra nuo 2017 metų veikiantis straipsnis svetainė apie techniką ir daiktus. Ten aš iš esmės dalinuosi savo smalsumu, tai yra rašau apie tai, kuo ir kaip dirba pasaulis, apie įvairią techniką, labai daug rašau apie automobilius. Jeigu nežinote, kviečiu užsukti ir pasižiūrėti. Taip pat kviečiu tapti Naudum LT rėmėjais ir visas tas nuorodas rasite įrašo apačioje. Įrašo aprašyme. Šiame video aš papasakosiu apie tai, kas yra Audi 50 ir kodėl pasirinkau būtent šį automobilį kaip pirmąjį Naudum LT projektą. Apie jį aš beje esu jau rašęs. Aš apie jį rašiau keli metai prieš tai, kai nusprendžiau jį įsigyti. O įsigyti jį nusprendžiau dėl to, kad jis yra įdomus. Audi 50 yra pirmasis vokiškas super mini klasės automobilis. Anksčiau vokiečiai tokių mažų automobilių tiesiog negamino. Jie gamino vadinamosius burbulinius automobilius, bet tai yra kitas dalykas, tai nėra tas pats dalykas kaip super mini. Audi 50 pasirodė 1974 metais ir iš tikrųjų nemenkai nustebino žmonės. Dėl to, kad Audi tuo metu gamino tokius automobilius kaip Audi 80, Audi 100, tai yra didesnius, prabangesnius automobilius, labiau skirtus pasiturintiems žmonėms, tai yra advokatams, verslininkams, architektams, politikams ir panašiai. Audi matė, kad maži automobiliai, tokie, kaip, pavyzdžiui, Renault 5, klasikinis britiškas Mini, įvairūs Fiat modeliai, jie populiarėjo 80-mečio pradžioje ir Audi norėjo, kaip galima sakyti, atsiriekti tos rinkos riekės, grįžinėlio ir tuo pačiu prisistatyti jaunesnį auditorijai. Taigi Audi kreipėsi į Bertone dizaino namus Italijoje, kur šis projektas, šis Audi NSU, tuo metu susijungė šios dvi markės, šis projektas pateko ant Marcello Gandini stalo. Marcello Gandini yra labai garsus italų automobilių kūrėjas ir jis sukūrė pirmąją šio automobilio koncepciją. Tuo metu dar nebuvo aišku, ar tai bus NSU, ar tai bus Audi, bet galiausiai buvo priimtas sprendimas, kad tai bus Audi modelis. Ta pradinė koncepcija, kurią sukūrė Marcello Gandini, jau prie serijinės gamybos modelio priartino kitas dizaineris, jau Audi darbuotojas Klausas Lutė. Šiuos du vardus, tai Klausas Lutė ir Marcello Gandini, šio projekto metu girdėsite labai daug kartų, nes, jie yra automobilių pasaulio milžinai ir jie abu labai daug nuveikė ir kartu, ne kartu atskirai, bet jie suformavo šį automobilį. Pirmąjį Audi Super Mini ir tuo pačiu pirmąjį vokišką Super Mini. Jis pasirodė, kaip minėjau, 1974 metais. Audi iš tikrųjų paskubino šį projektą. Jis buvo užbaigtas per 21 mėnesį, nes 1973 metais pasaulį supurtė naftos krizė. Dėl situacijos artimuosiuose rytuose labai stipriai išaugo degalų kainos ir žmonės nebenorėjo pirkti brangių, didelių ir degalams godžių automobilių. Taigi Audi manė, kad tokie modeliai gali būti ateitis ir tuo pačiu puikus verslas. Taigi jis pasirodė 74 metais ir žmonės nustebino ne tik dėl to, kad tai buvo neįprastas Audi automobilis, bet ir dėl to, kad tai buvo neįprastas Super Mini. Jis, kaip matote, turi labai daug chromo detalių, nes tai buvo tokia Audi dizaino kalba, kai tuo tarpu kiti Super Mini tais laikais buvo gana paprasti.
Jis turi įdomių dizaino elementų, kaip ši, pavyzdžiui, palangės linija, išryškinta ventiliacijos anga, kurią žmonės dažnai painioja su degalų papildymo anga, kaip minėjau, daug chromo, šiek tiek įleistas galinis stiklas. Ir tuo pačiu tai yra praktiškas automobilis. Jo ilgis yra maždaug 3,5 metro, bet jis iš tikrųjų talpina 4 suaugusius žmonės, šiek tiek bagažo. Variklis originaliai tai buvo 1,1 litro variklis, vėliau buvo padintas iki 1,3. Yra sumontuotas skersai. Ratai yra beveik automobilio kampuose. Pakankamai, sakykime, sofistikuota važiuoklė. Bet nepaisant to, kad tai buvo pakankamai gražus ir stilingas supermini, jis bestselleriu netapo. O bestselleriu jis netapo dėl to, kad tai 74 metais žmonės jau turėjo iš ko rinktis. Kaip Audi 50 buvo labai pigus. Pats pigiausias Audi modelis, bet kaip supermini jis buvo gana brangus. Ir tai yra blogai dėl to, kad žmonės, kurie ieškojo supermini klasės automobilių, jie rado pigesnių modelių, o tie, kurie žvalgėsi į Audi, dažniausiai žvalgėsi į brangesnius Audi modelius. Jiems šis atrodė per pigus. Be to, tai 74 metais jau pasirodė ir pirmos kartos Golf, kuris beje nėra šis modelis. Pirmos kartos Golf yra kito italo kūrinys, Giorgetto Giugiaro kūrinys, ir jis yra didesnis, bet nebrangesnis. Iš tikrųjų, pirmos kartos Golf 74 metais buvo pigesnis už Audi 50. Taigi žmonės, natūraliai linko prie pirmos kartos Golf. Be to, Volkswagen iš karto jau iš anksto buvo numatę, kad šis modelis labai gerai įsilies į Volkswagen markės gamą ir tiesiog pakeitė ženkliukus, šiek tiek nuėmė chromo, supaprastino saloną ir šį automobilį, šį kėbulą pavertė pirmos kartos Polo. Žmonės dažnai painioja šią istoriją, pasakoja, kad Audi 50 yra Polo su Audi ženkliuku. Iš tikrųjų yra atvirkščiai. Polo yra Audi 50 su Volkswagen ženkliuku. Tai yra Audi 50 buvo pirmiau ir šis modelis, šis kėbulas buvo sukurtas konkrečiai Audi / NSU markiai. Taigi, kadangi tai nebuvo bestselleris, iš tikrųjų pardavimai nebuvo tragiški, bet jie nebuvo labai geri. Ir Audi šio modelio gamybą nutraukė jau po 4 metų, tai yra 78 metais. Per tuos 4 metus buvo pagaminta šiek tiek daugiau nei 180 000 tokių automobilių. Iš tikrųjų, tuo metu Audi planavo šio modelio atnaujinimą, bet vietoj to buvo nuspręsta jo gamybą sustabdyti. Kodėl aš pasirinkau šį automobilį kaip pirmąjį Nuodų Maltėje projektą? Iš tikrųjų, pažiūrėkime į vidų. Iš tikrųjų, beje, šis automobilis yra nevalytas, neplautas, aš jį tiesiog tokį parsivariau ir norėjau jį tokį nufilmuoti, nes, tai yra toks, sakykime, prieš video. Iš tikrųjų, tai, kad jis yra retas, ypač dabar, po praėjus 50 metų, man buvo labai didelis privalumas. Man kaip turinio kūrėjui yra svarbu jums parodyti šį tą įdomaus. Ir kadangi šis automobilis yra labai retas, Lietuvoje tai beje yra vienintelis registruotas Audi 50. Aš paklausiau regitros ir jie man tai patvirtino. Vienintelis Audi 50 Lietuvoje. Lietuvoje yra daugiau nei 80 Rolls-Royce, nepalyginamai daugiau Bentley, Ferrari, Lamborghini keli, Porsche šimtais, bet vienas Audi 50. Ir vienas Bugatti beje. Tai, kad jis yra retas, man svarbu dėl to, kad man tai atveria duris jums papasakoti šį tą įdomaus. Nes, jūs nesate matę šio modelio savybių tikriausiai, nebent skaitėte apie jį Nuodų Maltės svetainėje. Aš turėsiu daugiau apie jį papasakoti, daugiau negirdėtų faktų. Bet to man labai patinka ir tai, kad jis yra senas. Šis konkrečiai automobilis yra pagamintas 1975 metais. Tai jam yra lygiai 50 metų. Jis yra iš tikrųjų antikvarinis. Jis peržengė klasikinio automobilio ribas ir yra iš tikrųjų antikvarinis. Šis automobilis yra iš laikų, kai dizainas buvo kuriamas pieštuku ant popieriaus. Man tai yra labai svarbu ir gražu. Aš matau linijas, kurias
piešė Marcello Gandini rankos. Aš matau formas, kurias ypač priekyje suformavo Klausas Lutė. Čia beje yra degalų užpilimas, čia ventiliacijos anga. Tas ventiliacijos angas beje turi ir jūsų automobilį, bet jos dažniausiai yra paslėptus po bumperiu. Man svarbu tai, kad šis automobilis buvo nupieštas rankomis ir kad jo dizaino, jokios įtakos jo dizaino neturėjo, pavyzdžiui, saugumo reikalavimai. Ar žinote, kad automobiliai sustorėjo dėl saugumo? Šis automobilis nėra saugus. Šis automobilis yra grynas dizainas vien dėl to, kad jis yra senas. Man taip pat labai svarbu, kad jis yra pakankamai reikšmingas. Audi po šio automobilio Super Mini, tokių, sakykime, mažų hatchbackų negamino iki pat Audi A2, kuris, man atrodo, pasirodė 99 ar 8 metais. Ir jie jautėsi, kad jie nusvilo su šiuo projektu, dėl to, kad jie manė, kad tai bus bestselleris, tai bus labai populiarus automobilis ir jis toks nebuvo. Todėl ilgą laiką Audi susikoncentravo į didesnius, brangesnius automobilius ir šis pirmasis vokiškas Super Mini hatchbackas ilgą laiką buvo toks vienintelis Audi gamoje. Galiausiai šį automobilį pasirinkau ir dėl to, kad konkrečiai šis automobilis yra idealiai prastos būklės. Jis yra iš tikrųjų prastos būklės, bet netragiškos. Ir man tai yra gerai dėl to, kad aš galėsiu jį restauruoti, parodyti jums, kaip vyksta automobilio restauracija, pradedant kėbulų, baigiant šiek tiek varikliu, važiuoklį ir taip toliau, salonų. Bet jis nėra toks tragiškas, kad aš negalėčiau juo važinėti. Jis turi rūdžių, jis turi skylių. Kaip matote, yra rūdžių visur. Šiek tiek trūksta kelių chromo detalių ir panašiai. Salonas yra šiek tiek skylėtas, bet man tai atveria galimybės papasakoti jums, kaip vyksta automobilio restauracija, kaip vyksta skirtingų jo detalių atkūrimas ir pakeitimas. Jis nebus originalus, beje. Aš ketinu jį stipriai modifikuoti. Galite pažiūrėti, kaip atrodo jo galas šiuo metu. Čia mano. Norit, kad pabandyčiau įlipti? Ai. Mano ūgis yra 1,85 m. Taigi aš galėsiu papasakoti, kaip vyksta skirtingų jo detalių, pavyzdžiui, salonų persiuvimas, plastiko atnaujinimas, seno diedo išlipimas iš automobilio, kėbulo sutvarkymas. Bet jis nėra tragiškas. Tai yra tas idealus balansas tarp supuvusio ir nelavono. Tai galbūt tiek. Aš kviečiu jūs sekti šį projektą ir tuo pačiu pagalvoti apie Nodom.lt svetainės rėmimą Contribui platformai. Visas tas nuorodas rasite apačioje. Kitoje dalyje konkrečiau papasakosiu apie jo kėbulo problemas, taip pat kitas problemas ir papasakosiu, kas su juo bus daroma. Šiek tiek galbūt tokią užuominą duosiu, kad ši seno šaldytuvo spalva ilgai neišliks. Tai ačiū, kad žiūrėjote, ačiū, kad prenumeruojate ir iki kito karto. Paliksiu jūs su trumpu vaizdo įrašu apie tai, kaip šis automobilis važiuoja. Ačiū ir iki.